Nu ką, gerbiami mano žiūrovai, tai visus su šventom Velykom, jau turbūt praėjusiam, išeis šitas video, kai jau Velykos bus praėjusios, tai noriu jums parodyti ką, kad atsiradau aš Savanos aikšteliai, va, jums pažįstamas, ane, vaizdas, matytus automobilius, tai va, išrikiavo 2 eilės kraus mano mašinėlės, va, Jaguaras, BMW, Q5, šita Q5, šita Q5 ir stovi ten, mato, turbūt Subaru, M3, Porsche'as ir už jo Tiguanas. Tai jos eisiu, pafilmuosiu toliau. Atvažiavau, žinokit, čia paskubom, rodau viską, va, matot, Hebra susiruošė kraut mano mašinas, tai dabar atidėjo biškį kitą konteinerį, sako, pakraus, laukia manęs, kol atvažiuosiu, tai labai jam ačiū. Va, suruošti konteinerį jau, čia eis mūsų mašinėlės. Hebra dar vis pietauja, biškį turi laisvo laiko, Red Bullio jau išgėrė, kurį atvežiau, tai visada atvežu Hebra Red Bullio, vat, bandelių, mergaitėm. Visus pavaišinau, kad eitų geriau darbas. Ne taip nevažiuosiu, ne, Hebrytė. Tai va, bus gerų naujienų, šiandien papasakosiu tikrai neblogų naujienų ir dėl kainų savo klientam, dėl visų kitų dalykų. Tai po biškį vyksta viskas į teigiamą pusę, gerėja santykiai, gerėja darbo kokybė, viskas gerėja. Tai šiek tiek papasakosiu viską išsameu, o dabar pradėsiu gal nuo mašinų, kurios atvyko, kurių dar nespėjau sufilmuoti. Tai Hebrytė, žiūrėkit, atvažiavo Subaru Impreza, va tokia. Čia teisingai pavadinau šią, jinai Subaru Impreza. Va, klientas nupirko Jacksonville, irgi atvežėm labai staigiai. Jisai, jau kaip ir minėjau, daugelį istorijų, tai šitą buvo tokia pati, kai jisai vėlavo šiek tiek su pinigėliais, bet užmečiau. Tam, kad pakrauti, man reikėjo, žinokit, jos labai, tai aš užmečiau, sumokėjau žmogų šitą mašiną. Jo pavadimas atėjo, viskas ok, mes su juo sušnekėjom, sakau, tiek jau to, viskas ok, aš sumokėsiu, tai va, tokia jinai dėvieta, aišku, jinai iš privato pirkta, aš jį įspėjau. Sakė, tiek reikia, tai va, žiūrėkit, čia pabraižyta, visa tokia tikrai neblogai padėvieta. Matau, iš kur mačiau, kad šono, va, čia žiūrėkit, veidrodis yra papeckiotas. Tai va, tokias apžvalgėlės aš jums dabar padarysiu Savanoj. Iš Savanos kaina į Klaipėdą šiek tiek keisis, apie ją pranešiu. Žiūrėkit, buvo variklio pašildymas čia. Šiek tiek, kad amerikietiška rozetė, tai jau ne Lietuvoje nebepaeis šitas dalykas. Tai va, pažymėta jau yra mano lipdukais. Va, yra nunešta, žiūrėkit, veidrodėlio dalis. Ką dar galiu parodyti? Susidėjau aš savo stikeriukus čia kol kas, mano dabar ofisas šitą Subaru. Tai nekreipkite dėmesį šitą netvarką. Va, taip atrodo, žiūrėkit, panelė tokia pabraižyta, vairas padėvėtas, va, žiūrėkit, yra sėdynė iškramtyta. Va, stiklas atrodo kaip ir sveikas, nežinau, labai purvinas, nesimato. Lūpos tokios. Va, galas atrodo va šitai. Toliau galime eiti prie BMW M3. BMW M3. Va, toks BMW M3, įpirko irgi ant dalių. Jis, aišku, muštas baisiai, jau baisiau negu jūs įpratę matyti. Bet jau tas, kas užsiima dalim, jisai žino, kam jis reikalingas, ką jis su juo darys. Ir jam viskas tinka, aš nesikišu, žinokit, žino geriau už mane. Turiu klientų, kurie už mane tikrai geriau žino. Ir aš jau jiem nevadovauju, jie man tik atsiunčia linką. Arba netgi patys nuperka. Tai va, žiūrėkit, kaip sustumtas lonžeronas, ar ne? Aš jam parodysiu, gal jis čia pamatys kokios vertingos informacijos. Aš jam įsivaizduoju, kad motoras jam svarbu. Motoras atrodo lyg tai ir negavęs smūgio. Va, praėjo viskas per tą šoną. Tai pabandysiu aš nuplėšti šitos, pakelti kiek eina kapotą. Va, tai žiūrėkit, galvos, va, matot, nepraskėlė lyg tai. Atrodo, kad galva sveika, bet yra, žiūrėkit, irgi plasmasės paskaldytas čia ant motoro. Yra, matot, pakilęs įsiurbimo kolektorius. Tai va, tokie reikalai su šito BMW. Nežinau, ar jam įdomu kažkokia tai apžvalga, jinai visą, aišku, pabraižyta. Salonas atrodo šitaip. Taip atrodo galas. Yra patrintos knopkutės, matot visur. Bet čia jau, aišku, ardymai, tai čia jau rasinai. Kiekvieną detalę ras savo vietą, o kuri nereikalinga išsimes. Sekantį keliauja šitas Kajanas, kuris turi mechaninių defektų. Tai va, neatsimenu dabar už kiek pirko, kažkas apie $7,000. Tai toksai Kajanas keliauja irgi į Klaipėdą, turi jisai mechaninį defektą, nevažiuoja, yra aišku skilęs ir stiklas, yra didelė rida. O dėl to, kad mašina su mechaniniu defektu, su didelė rida, su skilusiu stiklu, tai
jinai ir persiduoda visada pigiau, jau žinokit, tokie Cayenne'ai netgi sveiki, jau persiduoda po 12 kokį tūkstančių, šitie senieji, jeigu su didesnė rida, o jeigu yra koks mechaninis defektas, kaip šitai, tai jau persiduos ir pigiau, va, guli raktelis, ten mašinėlė atrodo šitaip, salonas gyvas, sveikas, viskas gražu, aš pats su juo atvažiavau, jinai tamposi, tas defektas yra, kaip čia pavadinti dabar, transfer box, tai čia razdatkė lietuviškai, rusiškai, slengų vadina, ne, mūsų razdatkė. Tai va, taip atrodo jos vidus. Va, panoraminis stogas, juodos lubos. S motoras, jisai labai fainas motoriukas, 3.6 biturbo, jei neklystu, va, kaip visada, pažeidimai. Čia. Va, tokie tie pažeidimai. Galim iš tos pusės pažiūrėti. Va, pabraižymų, kaip visada yra, ne, dėvėta mašina, jinai turės pabraižymų. Padangėlės dar tokios pusiau geros. Nu ir sekantis mašiniukas, tai šitą mašiną paskutinė eis į konteinerį, Volkswagen Tiguan. Labai nekantrus žmogus man jau rašė, kada pakrausi, sako. Tai va, kraunam, gali nesinervuot žmogau, viskas bus pakrauta, va. Padangėlės geros labai, čia kažkokie defektai, čia pabraižyta. Ką aš dar galiu pamatyti. Taip atrodo, jinai iš galo šiaip labai gražiai žiūrisi, tokia sportinė, jinai Airline čia turbūt, ne? 4Motionas, tai 4 varomi. Bumperis ar pabraižytas, ne, liktai žiūrėkit, toks gan normalus dar, nematau didelių defektų. Tai va, šita pusė, irgi va, čia kažkokie, veidrodėlis yra lengvas toks įbrėžimas, šiaip gan neblogai atrodo. Nežinau, kas su ja buvo nutikę, jinai iš Koparto, va, galit pasižiūrėti. Toks tikeriukas. Va, taip atrodo salonas. Matot, lubos yra atšokusios jau turbūt nuo senumo, nuo karščio. Nežinau, kokios su jo problema yra. Va, taip atrodo priekis. Gražus vairiukas, Airline'is. Va, matot, lubos kaip yra atkibusios. Čia tam užuolaida, panoraminė stoga yra atkibus. Tai jau reikalai tokie. Sėdynės irgi tokias biški kaip pasvilusios atrodo. Nudėvėtas. Yra kažkokios jungtis, matot. Čia pažiūrėkit. Knygučių nėra. Gyvybės irgi nėra. Bet gal, nežinau, ar neužsives. Nėra raktelio. Raktelis, matot, yra jau pas Hebra sandėlį. Žiūrėkit, Fender Audio yra. Šustresnė aparatūra, aš kaip suprantu. Va, audelė dar laukia, nėra taitlo, tai klientas labai liūdė ir šitas irgi klientas labai liūdė, laukia vis dar taitlo. Aš jau sakiau, ne, Hebra, kad sveiko mašinom taitlai vėluoja ir nelabai kažką eina ką padaryti. Tai va, visada pirkdami sveiką mašiną, jau biškį turėkit kantrybės, kad taitlas tikrai vėluos. Nu ką, einu aš dar toliau prie tų Audžių savo, prie kito komplektuko, parodysiu dar kitą komplektuką. Tai prieikim prie Audi dabar, pažiūrėkim, Q5 irgi nupirko, čia vienas klientas nupirko abi Q5. Tai mes jam jas ir atvešim, sukrausim netgi vieną konteinerį, va tai pasiseksim. Tai greičiausiai, kai Klaipėdoje atvyks, atvešim į namus irgi abi kartu, nes kadangi kartu išsikraus. Va, tai ką norėjau parodyti, pradėkim nuo galo, tai kad gale yra čia kažkoks va dalykas pabraižytas, ten yra brėžimas, čia yra brėžimas. Va, stogas atrodo gan normaliai. Taip veža dar vieną, matot, mersiuką irgi kraus kažkur. Privežinėjam. Ką matau, ratai žiauriai gražus, ne? Su gerom padangom. Tai įlyskim į saloną. Salonas juodas, labai prirūkytas iš tikrųjų, labai smirda. Lubos šviesios, yra start stopas, yra navigacija, yra Bang & Olufsen audio. Va, gan neblogai atrodo, nesutrintas baisiai, tiesiog prirūkyta labai, jeigu atvirai pasakius. Važiuokit, galė trūksta šitos uždangalo, to, kur atsarginis ratas, mato, dedasi, ne, yra įdėtas posparnis. Po posparniu trūksta subwooferio. Tai va, jau iš karto turi klientas įsivertinti, kad šitų dalykų nėra. Nieks jų aukcionų nefotografuoja, tai nėra kam ir pretenzijų, žinokit, reikšti. Va. Taip atrodo vidus, matot, purvina vairuotojai pritrypia. Sėdynės gan normalios, iš tikrųjų, tik tai tiek, reiks biškį išplauti su ozono generatoriam švarytą rūkalų smarvę. Va, veidrodėlis, lyg tai gražus, sveikas, durys remiasi į sparną. Gavo, va, čia šitą vietą. Pamušė ratą,
pamušė ratą, matot, ratas atsimušė į arką, tenai į kėbulą, va, išmušė čia visus reikalus, pakišiu, žiūrėkit, parodysiu važiuoklę, nežinau, ar kas matosi, bet bent jau pasistengiau, matot, išmušė čia visus reikalus. Tai, vot, ką dar galiu parodyti? Vamsdelė visokie išlindė, va gavo, matot, čia, net taip smūgis nuėjo. Ir viskas sulamdė, sulaužė. Grotelės, matot, teresinės įdėtos tos honeycomb. Šitas ratas turbūt irgi gavo smūgį, matot, tuščias. Va, nulupti S-line ženkliukai. Tas veidrodėlis lyg tai geras. Tai va, šitos pusės dar pafilmuosiu. Atrodo, jinai šitaip. Čia jau pakeista kažkokia įdomi tokia plasmasė. Tai va, einam pažiūrėti toliau. Tai iš praeitų serijų jau atsimenat, buvo Jaguaras. Jisai yra skenduolis. Ir taip gan gerai paskendęs. Tai va, jisai čia jau ruošiasi krovai, irgi eis į konteinerį. Atsimenat, rodžiau, kad ir netikro karbono veidrodėlio uždangalai, kur labai negražiai išklijuoti, va. Tai jie jau lupasi. Tai va, toks Jaguaras irgi keliauja į Klaipėdą. Jisai išsikraus, išsikraus ir keliaus pas savo savininką naująjį. Galiu dar parodyti, jeigu neatsimenat vidus, tai va, pilnas jau smėlio, pilnas purvo. Atrodo jau baisokai. Tai va, toliau BMW M235, kurią apžiūrėjau Orlando North, jau jūs ją puikiai atsimenat, jinai irgi eina ant dalių. Tai, nu, koks buvo kulversukas, toks ir tebėra, ką? Atsimenat, ne, kaip jin atrodė. Jau rodžiau jom ir po kapoto visus reikalus. Va. Tai jinai jau sužiūrėta buvo dar aukcione. Tai nežinau, ką čia daugiau parodyti. Matot, stiklas išmuštas, veidrodėlis numuštas, sparnas suvarytas, veidrodis suvarytas, visas sparnas galinis suvarytas, bagažinės dangtis. Galinės stiklo jau nebėra. Va, visi airbagai šovė. Išsiskleidė viskas, gyvybė, matot, yra, bet vestai tikrai nevesiu. Nes jau ta mašina jau, jeigu išsives, tai nuo to tik blogiau bus. Bet aš esu įsitikinęs, kad tikrai jinai nebuvo vesta, va. Čia sulaužė. Iššovė, matot, yra skersiniai tie nuo apsivertimo. Ir va, viduje iš tos pusės, kaip atrodo, viskas stiklai dužė, yra priekinis stiklas kilęs. Va, ką dar galiu parodyti? Nu, čia jau viską matėt. Nu, reikim prie paskutinės dabar, tai Audi Q5. Audi Q5 pas mus va tokia. Jinai turi visokių lengvų pabraižymų, va matot, iškart jau matot čia. Jau visa tokia, nepamilėjo jos, matot. Čia subraižytas šitą grotelę, čia paspausta, čia matot, nuvaryta. Va, kapotas yra toks akmenukų nudaužytas, ko turbūt irgi nesimato nuotraukose dažniausiai. Va, pasidėjau dar savo lipdukus. Va, tokiais lipdukais pažymėti mano visi automobiliai būna. Veidrodžiai aš nežinau, šitas yra kliuvę irgi veidrodis, tai čia jos nudaužo parkinguose. Salonas, šviesus, gražus. Oho, su vėdinamam sėdynėm, žiūrėkit. Pirmąsyk matau Q5 šitos serijos, kad būtų vėdinamas sėdynės. Tai va, vėdinamas sėdynės yra panorama. Yra šviesa dega kažkokia. Mano daiktai sudėti, ne? Škurliukas tai yra. Su škurliuku pavalau dulkės, kad užklijuot lipduką. Tai va, matot, yra lempos sudėtas kažkokios, tai mano škurliukas padėtas. Va, gavo jinai dar į galą. Ir matot, duris neužsidaro. Čia yra bukta tokia, ne? Kaip nežinau pavadinti, kaimietiškai bukta vadinau aš. Va, gavo jinai į galą, pažeidė dangtį, pažeidė bamperį, čia turbūt paspaudė ir nulinko viskas. Tai va, taip atrodo jos dugnas. Ir va, tokie reikalai iš tos pusės. Labai ratai gražus, labai gerai žiūrisi prie šitos spalvos. Dar galiu iš tos pusės prieiti, parodyti. Va, taip jinai atrodo. Iš tos pusės galim iš tikro eiti, pabandyti ją užvesti, jeigu jinai išsives, neatsimenu, jinai yra nedrago, žiūrėkit, čia dar koks įbrėžimas, yra toje durom. Diržai matau šovę, tai gali būti, kad ir neužsives, žinokit. Ai, raktelio nėra, rakto nėra, yra pas krovėjus. Knygučių nėra, nieko čia nėra.
Ir čia nieko nėra. Tai va. Išsinešė viską buvęs savininkas. Sako, nieko aš jums nepaliksiu. Man reikia visko. Tai va. Nežinau, iš tikrųjų, kam tas knygutės reikalingos. Chebra kartais aš žiūriu, kaip jūs jų klausėt, norit, bet matot, kokia purvina čia išvažinėti. Tai va. Tai tokie reikalai. Šitos 2 konteinerius dabar pakraus. Chebra toj parodys turbūt. Jeigu dar aš užsibūsiu čia, tai tikrai parodysiu. Aš nežinau, dar būsiu gerą pusvalandį. Ir lėksiu atgal, nes turiu dar šiandien grįžti į Miami. Reikia paplanuoti kelionę jau į New Yorką, nes ten irgi krauna automobiliukų, žinokit. Krauna viską, tai turiu sudalyvauti, noriu sudalyvauti. Tai ką, dar sudėjau hazmatą, grįžta dar vienas elektromobilis čia į Savaną. Tai pakrausiu, ten turim Tesla, turim Mercedes EQS, sudėsim visus hazmatinius, sužiūrėsim. Tai bus tokie reikalai. Ir ką, ir sveikų linija tokia. Toj prireisiu, parodysiu, atsivežiau, gavau taitlą Porsche Cayenne. Tai toj, palaukit, prireisiu, arčiau parodysiu. Tai gavau taitlą, va, dar žiūrėkit, chebra, gavau taitlą Porsche Cayenne, turi išvykti šią savaitę. Ir X7 ten irgi pagaliau atėjo taitlas, tai biškai išsivalysim nuo tokių senų probleminių mašinų. O jos probleminiam tampa tada, kai ilgai neteina taitlas. O kad jums jau minėjau, ne, kad sveikos mašinos jos visada, pavyzdžiui, pagal aukciono taisyklės, tai pardavėjas turi 45 darbo dienas pristatymui taitlą. Dėl ko taip yra, nieks šio taitlų neturi, visų mašinos yra lizinginės, tai pavadinkime, ne, ant finansavimo ir jas kol išperka, kol poprocesina, kol gauna tą taitlą, praeina labai daug laiko. Kartais pavyksta labai greitai, iš tikrųjų kokį 75% mašinėlių pasikrauna gan greitai gaunam taitlus, būna netgi nupirkam ir už 2 dienų atsiranda taitlas, jį kokią savaitėlę siunčia ir jis ateina. O šiaip daugiau tai tenka laukti. Tai va, dar žiūrėkit, gražų kokį M8 aptikau. Matinis, labai gražus. Labai gražus M8, tai va. O aš galiu parodyti, mano klientai perka paprastesnės mašinas, perka tokį BMW 228. Tai šitas BMW krausis jau su sekančiu konteineriu, su sekančia linija mašinų, tai pavadinkime, ne. Ir va taip jis čia atrodo, nenoriu vėl lipti kažkokį skruzdėlyną, nes jau turiu istoriją čia. Buvau vyniavęs į skruzdėlyną, į dilgelės, va čia dar mato dilgelių pilna. Tai taip jis atrodo tas antrukas mano, nu ne mano kliento, mano vežamas. Va, taip jisai atrodo, gavo jisai kažkur per apačią, išmušė jam, va matot visą istoriją, šį čia išmušė, ratus, va išmušė, čia negi X-Drive'as, nes prieki, žiūrėkit, pusašiai, tai jo, bus X-Drive'as. X-Drive'as išmušė pusašį, nulaužė, nulenkė svirtį, aną ištraukė. Nu, čia yra reikalų, nesimato per žolės iš tikrųjų, kokie reikalai yra su motoru. Bet, ką, daugiau galiu parodyti, yra subraižytas va veidrodis, įkalta į duris, čia yra įbrėžta, čia va visokie. Ir va, lempa išdaužta, o, numečiau stikliuką, dar matot. Lempa išdaužta, žiūrim į vidų, vidus va toks, žiūrėkit, pusašis mėtosi vidai. Irgi lengvai parūkyta, taip atrodo vidus, vesti, žinokit, nenoriu bandyti užmesti, kai jie yra dugnai mušti, aš nenoriu prigadinti, ką nors. Va, yra šakučių, yra knygutės, taip atrodo salonas, irgi lengvai prirūkytas, jau kaip sakiau. Va, lubos purvinas, nu, bet čia išsivalys viskas, jinai prašosi valymo, matot, aukcionė purvinom rankom ją nučiupinėjo. Nieks jų nežiūriu, taip, žinokit, nuoširdžiai, kad saugotų, žinot, kad neištepliuotų. Tai va, nežinau, ar šitas, žinau, kad raudona kažkokia trakelė yra mano, bet nežinau, ar šita, aš nežinau, ar atvažiavo. Nu ir šitas mano senolis į Telšius keliaus. Tai laukiam taitlo, iškeliaus į Telšius. Pagaliau sugaus tą mašiną kažkaip. Labai ilgai šitą mašiną stovi, žinokit, labai ilgai. Pirko ją be taitlo, pirko iš vis, absoliučiai be taitlo. Tai gaminam taitlą, bandom pramušti kažkaip, kad padarytų. Vis sakiau, daugiau tokių fejerverkų aš nenoriu gyvenime. Tai va, pasitikrinu, ar ta raudona mano, sufilmuoju dar likusias mašinėlės ir keliauju lauk iš čia. Tai va, hebrytė priejau, prie dar vienos atvežtos naujai mašinos, maniškės, tai yra Volvo XC60, va, atvežė, ne šitas tralas, bet veiksmas vyksta. Tai va, iš Oklahomos Tulsos atvažiavo šita Volvo, labai buvo sudėtinga rasti vairuotoją, žinokit, iš tos lokacijos ir iš tikrųjų sumokėjom brangiau
negu kad skelbia mūsų skaičiuoklė vien tam, kad tik tai paimtų. Tai biškai pabandysiu pašnekėti, pažadinti žmogaus moralę, gal sutiks primokėti, nes mes iš tikrųjų dadėjom dar iš savo kišenės, kad pristatyti šitą mašiną. Tai va, matėt, muštas keleivio pusės kampas ir yra, mačiau, kad į priekį dar gavosi, kiek atsimenu. Tai va, dar taip nukentėjęs yra jos priekis. Tai matot, taip prikabino kapotą. Aš nežinau, čia būtų gerai atkabinti iš tikrųjų, tai gal pasistengsiu po to. Bet va, matot, kaip gavo šitą valvelę. Gavo čia kažkur į kampą, va taip. Ja prispaudė ir šonų praėjo smūgis. Va, sulaužė, aišku, lempą. Suvarė čia va, visus reikalus, visus plasmasės suvarytas. Yra išmušta važiuoklė, visiškai pilnumoje. Va, matot, kaip apgadino ją. Va, tokie reikalai. Aš galvoju, kad bus dar čia jinai į kampą gavus, bus suvinioja jos statrams, tai va tenai giliai. Nes žiūrėkit, dabar pakelsiu ir matosi, kad įkritęs liukas yra lengvai. Tai čia gali būti įdomesnių reikalų. Ir va, duris irgi atidariau, jos taip pakrito žemyn. Ir šovė, žiūrėkit, keleivio airbagas, labai gražus salonas, turbūt su vėdinamom sėdynėm, nes matot perforuotą odą. Šovė diržai, jinai užsives, jau tikrai neužsives airbagai, diržai šovė. Aš taip tikiu, pažiūrim. Knygutės, ne, standartiškai. Užrakinta viskas. Gal čia bus įdėta? Ne, čia kažkokia detalė. Tai va, panoraminis liukas, inscription, žiūrėkit. Komplektacija. Nu, atrodo, jinai pilna, tikrai. Salonas labai gražus. Tik gaila, aišku, kad tas smūgis toks kažkoks nevaikiškas palyginus. Galinės duris gražiai atsidaro. Galinės duris gražiai atsidaro. Ir galia, žiūrėkit, kultūringai įdėtas ratas su važiuoklės dalimis. Tai va, tokie reikalai. Tokie reikalai čia pas mus Savanoj. Dar matau. Nu, atvažiavo daug mašinų, matot, pilna aikštelė. Ir atvažiavo, dar matau, mano parduotas BMW X4, kurį pardaviau, jeigu nesuklysiu, už $4300. Tai hebrytė, kaip visada miniu, nepamirškit sekti mano Instagramą, būtinai prisijunkit prie Instagramo. Facebook'e aš iš tikrųjų netoks aktyvus, žiūriu, kad pastoviai nepasidalina mano istorijom Facebookas iš Instagramo, tai tenka mechaniškai viską daryti. Bet Instagrame tai tikrai visada šviežiausia info, viską sudedu, viską surodau. Tai va, ir šitą X4 irgi pardavinėjau. Pardavinėjau aš jį per Instagramą. Nupirkau aš jį Atlantoje. Pirktas jisai iš draudimo, va, toks gražuolis. Aišku, yra, va, matau, pabraižyta. Ana pusė daužta, daisim dar iki jos. Nes mačiau, kad galia dar irgi pabraižyta gan neblogai, noriu parodyti. Yra biški parasoja žibintas, ko nesimatys irgi niekada nuotraukoje. Va, matot, yra, nu čia aišku ir purvina, ir pabraižyta, spėjo. Va, visada čia subraižyta, ne? Čia pabraižyta. Tai tokie visokie dalykai visada aš jums vardinu, rodau. Visada jie būna. Tik jų nelabai matosi nuotraukos. Tai va, duris vienos, duris antros suvarytos, sparnas, paėjo ratas, į vidų matot, ne? Ir paspaudė visą turbūt stakaną į tą pusę. Tai va, tokia ta X4 mano parduota, dar taip palenksiu, parodysiu, kaip atrodo viskas dugnas. Va, važiuoklė jau čia bus tikrai paėjusi. Nežinau, ar pavyks atidaryti kapotą. Jis kažkur va čia užstrigęs. Kažkur jisai yra užstrigęs. Va, atidariau, atstrigo. Tai va, žiūrėkit, ne, gal stakanas ir nebus paėjęs, žiūrėkit, nesimato. Bet smūgio gavo. Va. Yra, ne, bus paėjęs, nes žiūrėkit dėl ko, žiūrėkit, yra ABS-o blokelis atsimušė ir išdaužė man tą dangtelį plastikinį motoro apdailą šitą, bet nemanau, kad kažką smarkiai čia sugadino, blemba, neina atkel. Bijau sulaužyti. Va, nebus, manau, sugadinę nieko, ne, švaru, gražu. Apdailą aš taip uždėsiu galia kaip. Jau savininkas atsimins, kad reikia pasitikrinti. Va, žiūrėkit, nutraukė dar čia. Šlangutė. Va, matot. Purvinos rankos, švarus pinigai, ne? Va, matot, stiklas, tai pažiūrėsim. Čia jaučiu, kad bus skylė, žinokit, kai toks smūgis šoninis, stiklai skyla. Šovė airbagas, kelieno airbagas šovė. Va, stiklas, nu ne, žiūrėkit, lyg tai neskylo, bent jau nematau nieko. Va, šildomos sėdynės, didžioji navigacija.
Yra knygutės, sportinės sėdynės yra, Harman Kardon audio. Ir vat liukas ir gale va taip atrodo, matot, šoninis arbegas, kaip apgadina viską. Tai va tokie reikalai su X4. Nežinau, dar galiu parodyti, ne, turbūt labiau gal tą mušimą žmogui. Iš visokių rakursų, va taip va. Va taip jisai atrodo. Taip jisai atrodo tas mušimas. Taip jį apgadino. Tai va, tokie reikalai su X4. Čia nepasakiau X5. Tokie reikalai. Ir aš jaučiu, kad savo pasirodymą jaučiu baigiau, šoku į mašiną, važiuoju laukišį. Tai ką, kaip ryte sugrįžom po apžiūrų čia į sandėlį. Va, jau dės Jaguarą. Dės Jaguarą į viršų, kaip supratau, kels. Krausiu šitą konteinerį, toj parodysiu. Kaip jisai atrodo. Kad žinotumėt numerį, ne, jeigu vėlos netyčia informacija kažkiek. Va. Magų. Va toks yra numeris. Va, tai Jaguaras keliaus jau, atsimenat, su juo dar M240 ir 2Q5. Ką aš jums norėjau papasakoti, kokių gerų naujienų. Tai dėl mūsų sklandaus, gero ir stipraus darbo su jumis, jūs daug perkat, aš daug stipriai dirbu, stengiuosi greičiau išvežti. Tai ką man pavyko pasiekti per paskutinę savaitę? Pavyko nusimušti kainas. Tai žiūrėkit, dabar nuo balandžio 1 mano skaičiuoklėje pasikeis Savana ir New Yorko kaina į Klaipėdą, tai bus $600. $50 atpigo mūsų transportavimo kaina vidutiniam automobiliui tokiam kaip Jaguaras. Tai visiems ką? Visiems jum ačiū, kad mes perkam labai daug ir sugebam daryti didelį kiekį, kad galiu derintis dėl kainų, būtent dėl savo didelio kiekio turiu tokią galimybę. Tai ačiū jum, chebrytė. Ir matot, visi bendrai kartu pasiekėm tokių rezultatų, kad galime visi sutaupyti. Kokybė darbų nuo to nenukenčia, nes krauna tos pačios visos kompanijos, viskas yra ok. O vat, pinigėlių lieka kišeniai daugiau. Tai nepamirškite šokti į tautolog.com puslapį, ten, kur galite pasitikrinti visas transportavimo išlaidas. Jau atsimenate, ne, kad mano puslapyje trekkingų galite pasitikrinti visas transportavimo išlaidas. Taip pat atsirado nauja grafa, tai yra motociklų transportavimas. Įvedėm naują, kaip čia pavadinti, sekciją, ne? Taip pavadinsiu. Tai motociklų transportavimo, kaip atsimenate, motociklų vežimas yra $325 iki Klaipėdos. Deja, skaičiuoklė neskaičiuos muito motociklom atskirai. Atsiminkit, kad motociklo muitas yra 6% plus PVM nuo sandorio vertės. Sandorio vertė yra visa ta suma, kurią išleidot Amerikoje. Tai yra aukciono kaina, aukciono mokesčiai, vietinis transportavimas, konteinerinis transportavimas ir mano $250. Tai va, šitie visi motociklai į Klaipėdą keliauja už $325. Sutvarkėm ir invoice'ų generatorių ir skaičiuoklę, nes jie abu yra vienas nuo kito priklausomi. Tai tokios kainelės, tokie vaizdai. Naudokitės paslaugom. Ačiū tiem, kurie esat mano klientai. Be galo esu dėkingas tam, kad turim daug darbo. Aš esu pilnai užimtas, neturiu net kada miegoti normaliai. Iš tikrųjų, žinokit, neišsimiegojęs esu jau kokius 4 mėnesius. Tai chebrytė, ačiū jum, varom toliau, dirbam ir pažiūrėkim, gal dar kažką išeis nusimušti kainas, pagerinti kokybę ir patobulėti dar labiau. Nepamirškit, portalas jau neužilgo startuos naujasis portalas, kur bus irgi daugybė informacijos ir bus turbūt mažiau man klausimų. Tai chebra, visų labai prašau, taupykit mano ir savo laiko, neuždavinėkit durnų klausimų tokių kaip kiek Audi A6 arba surask man Audi Q3. Neuždavinėkit kvailų klausimų, jūs žinot, kaip su manim dirbti, žinot, kokius klausimus užduoti, atsiunčiat linką, atsiunčiat maksimalią sumą. Pasižiūrim dokumentai ir tinka, bidinam, statom, viską žiūrim. Dažniausiai sakau, man labai malonu dirbti su tokiem žmonėm, kurie viską žino, viską supranta, peržiūrėjo mano video, išgirdo, suprato, kaip dirbti su manim ir visą informaciją atsirenka patys. Tai chebrytė, dirbam atsakingai, gerbėm vienas kito laiką ir važiuojam į priekį toliau, tobulėjam toliau. O aš ką, bėgu toliau filmuoti, važiuosiu jau atgal į Miami ir susitiksim Miami krovoj. Va, dar pasidalinsiu, kiek motociklų čia turim privežę.